Kas turit Google paskyrą, tai tikrai nėra sudėtingas dalykas. Vienintelis dalykas, kurį jums reikės padaryti ir kur yra biški galbūt painu, tai yra surasti savo paskyrą. Ne profilį, o paskyrą. Ir šičia jums padės tai, kad jeigu jūs, paštą atsidaro turbūt dažnai ir žinot, kas tai yra, tai va šitam dešiniam viršui kampelį yra tokie taškiukai 9. Paspaudus daugiau, jūs matot mano paskyra. Paspaudžiat ją, papuolate tokį puslapį. Gali paprašyti, aišku, ir slaptažodžio. Susirandat vietą tokią, įrenginio veikla ir pranešimai. Spaudžiat jį. Štai mano įrenginiai, kuriuos aš esu pririšęs prie savo paskyros. Kaip pririšti įrenginį, jeigu jūs savo telefonę paskyrą įsivesit, tai jūs automatiškai ir bus susietas jau įrenginys su jūsų paskyra. Peržiūrėti įrenginius. Šiuo metu aš spaudžiu savo mobilų telefoną ir štai toks užrašas. Raskite Android įrenginius, naudodami Android įrenginio tvarkymo priemonę. Spaudžiam ją. Užsikrauna žemėlapis iš karto. Dabar kol kas biški ieško dar. Matyt, užtrunka šiek tiek laiko, kol susisiekia su palydovais ar nuskaito tą informaciją. Ir štai jau jį atrado. Aš jį atitolinu, kad jūs matytumėt, kurioje vietoje maždaug yra, ta prasme Vilniuje, bet to jums užteks. Ką dar čia galima padaryti? Galima paspausti skambutį ir tada skambės telefonas. Jūs jau girdit. Tik jisai skamba tyliai, dėl to, kad yra nustatyta ne ant pačio telefono skambėjimo, o ant pranešimų. Neskambėjimo tonas, o yra tokie, dar kartą paspausiu, išplėtus per šitą pranešimai. Jeigu čia bus visiškai nutildyta pas jūs pranešimai, tai žinokit, skambėjimas bus tylus. Arba iš viso jo nebus. O daleiskim, aš išjungiu pranešimus. Dar kartą einu į tą patį puslapį. Skambinu. Kaip matot, tyla visiška. Tai tuoj mes pagarsinsim šiek tiek ir atsiranda garsas. Tai čia yra toks savotiškas minusas. Kaip nutildyti, paspaudžiat įjungimo mygtuką, kaip čia rašo, įrenginėje suaktyvinti skambutį. Ir tas dalykas nustoja skambėti. Čia gal padėtų daugiau, kaip sakyti, jeigu jūs kažkur tai pametėt namuose arba kažkur netoli sodybai iškrito ar dar kažkas tokio ir norit išgirsti. Daugiau aš nežinau, kokiu atveju čia galėtų padėti tas skambutis. Toliau sekantis, užrakinti ekraną. Tokia yra funkcija, suvedat slaptažodį. Čia įdedat kažkokį pranešimą, sakysim. Įvedat numerį, kurį galės paskambinti, nes bus užrakinta. Taip skaitos. Kažkodėl man šitą funkciją paskutinį kartą tikrinant neveikia. Galim dabar išbandyti. Na ir kas? Spaudžiam užrakinti. Einam į įrenginį. Kaip matot, puikiai viskas šviečia, viskas gražu, taip toliau. Bet kas yra? Aš nieko negaliu padaryti. Tik tai paspaudus kažkokius tai veiksmus, ta prasme išeina, kad pagalbos skambučius galiu, bet tik tai išgrįžtų atgal ir štai, kaip matot, jis jau atsirakino. Taip, kad šitą funkciją pasitikėti, kad jinai užrakins ir pilnai veiks, negalima. Anksčiau veikia, dabar neveikia. Nežinau, kokios priežastys tam yra, bet ne tas esmė. Turbūt mums didžiausias dalykas tai yra atrasti tą telefoną. Galų galia gal tas užrakinimas padėtų tai, kad jūs ten ekrano viršui matys, sakysim, jūsų žinutę. Gal tai padės žmogui susiorientuoti, kur skambint, nes dažnai nežino žmonės, kieno čia telefonas, kai nenori gal į vidų lysti, tai štai paspaudu šitą žalią mygtuką, jis surinks būtent šitą numerį. Aš jį atkartoju ir pranešime, tuo pačiu, jeigu jisai galbūt nenorėtų iš šito telefono skambint, iš savo norėtų pasukti,
Tai reikia pranešime, aš manau, nurodyti šitą numerį. Tai va tiek. Kol kas dar. Dar yra viena funkcija. Yra ištrinti. Rašo ištrinti šio įrenginio duomenis. Aš nebandžiau, nerizikavau, bet jeigu jau matot, kad yra beviltiška, tai galima, aišku, pabandyti ir ištrinti. Taip, kad šitą programėlę, sakyčiau, daugiau gal skirta atrasti jūsų įrenginį, kur jūs jį palikot. Irgi turėkite omeny, kad palydovų tikslumas yra, sakysim, tam tikrose vietose, jeigu yra 1 ar 2, tai paklaida bus gan didelė. Nors visur rašo ir šneka visi, kad tai yra iki 5 metrų, bet visko gali būti. Kuo daugiau palydovų, to jūsų telefoną pagauna per GPS. Aišku, dar nepamirškit vieną dalyką. Jeigu bus išjungta va šitas ženkliukas, vieta, jūsų telefono niekas netras. Dėl to aš visada primiktinai sakau, palikit šitą įjungtą ženkliuką, tai yra GPS signalo ženkliukas. Jeigu jūs išjungsit, jūs blokuosit šitą signalą ir niekas nieko neatras. Taip kad nepamirškit šitos dalykus palikti. Aš visada įjungęs laikau ir Bluetooth ir visą kitą, nors tai kažkiek įtakoja gal baterijos veikimui, bet tikrai ne fantastiškai ten daug, kad tokių dalykų neįjungt dėl saugumo, dėl kitų priežasčių. Tai vat, tuo ir apžvalgą baigsiu. Mane galite rasti YouTube, prenumeruokit, spauskit like. Taip pat po video įdėsiu nuorodas į Facebooką ir Google+. Tai tiek, viso geriausio.